nevyriausybiniam sektoriui ir daugiausia patirties turiu būtent darbą su jaunimo organizacija. Šiuo metu dirbu su sportu jau 3 metai, sporto veikla visokia mieste, taip toliau. Ir taip pat mokytojauju dar tikybos etikos mokytoju. Ir kodėl aš esu čia, kodėl šiandien aš esu čia ir stoju prieš jūs? Tai todėl, kad aš esu nepatenkintas visų pirmiausia, lengvai išreiškus valdančiaisiais, Klaipėdos miesto valdančiaisiais. Man nepatinka jų vykdoma politika, matau tikrai negražių dalykų. Nežinau, kiek jūs sekat visą informaciją, kiek nesekat, kiek gaunat tos informacijos, bet aš matau ir man lengvai pasakius darosi šlykštu. Ir todėl jaunas žmogus negali matyti ir negali atlaikyti to ir jisai eina. Žmogus eina daryti kažką tai, kad galų gale kažkas tai spręstųsi, galų gale būtų tam paprastam žmogui aišku, kas yra kas, kodėl taip, ne kitaip. Ir kokios mano stipriosios pusės, kur aš norėčiau save realizuoti, kur aš norėčiau dirbti, tai yra socialiniai reikalai, tiek sportas, tiek taip toliau. Taip pat noriu paklausti jūsų visų, sakykit, kodėl miesto tarybos susirinkimai, taip toliau sprendimai yra taip tokie slapti. Tai kodėl nėra jokios, pavyzdžiui, nefilmuojami miesto tarybos tarybų susirinkimai. Kodėl jie taip slaptai užslaptinti? Kodėl neinformuoja klaipėdiečių, kas bus tarybos susirinkime, kokie klausimai svarstomi?